Šiame sporte nėra kontakto, bet lėkščiasvaidininkai vis tiek neišvengia mėlynių. Lėkščiasvaidžio aikštėje svarbiausia greitai bėgti ir pagauti skrendančią lėkštę, kad ši nespėtų nukristi ant žemės. Šios sporto taisyklės panašios į amerikietiškojo futbolo, kai taškas skaičiuojamas įmetus lėkštę komandos draugui į įskaitinę zoną. Tačiau priešingai nei amerikietiškojo futbolo žaidėjai, lėkščiasvaidininkai su lėkšte negali bėgioti ar vaikščioti, nes pakėlus atraminę koją, kaip krepšinyje, bus fiksuojami žingsniai. Lėkštai nukritus ant žemės, puolimą pradeda varžovai. Lėkščiasvaidžio varžybos vyksta lauke, o aikštėje rungiasi 7 prieš 7 iki 17 taškų. Vien tik tai bėgimas, 90% lemia bėgimas, šuolis ir taktika. Lėkščiasvaidžio varžybos vyksta be teisėjų, o kilusius ginčus aiškinasi patys žaidėjai. Diskusijos dažniausiai neužtrunka, nes be pergalės kiekvienai komandai svarbus ir varžovų įvertinimas dėl garbingo žaidimo. Pas mus yra viena iš pagrindinių taisyklių yra tokia pas mus komandos dvasia. Ir po kiekvienų varžybų priešininkai duoda kitai komandai komandos dvasios balus. Ir irgi yra labai garbingas prizas gauti būtent šitą dvasios prizą. Na, žinoma, būna visko, bet iš tikrųjų visi stengiasi vadovautis tuo, kad visada galima susitarti ir jeigu ginčas trunka ilgiau negu pusę minutės, tai jau tikrai stengiamasi tiesiog sužaisti atgal žaidimą, vienu ėjimu atgal paeiti ir peržaisti iš naujo, jeigu kyla ginčas. Vyrai ir moterys lėkščiasvaidį dažniausiai žaidžia skirtingose komandose, tačiau galima ir mišri ekipa. Lietuvoje neįprastos sporto šakos mėgėjai didžiuojasi tuo, kad jų sportas mūsų šalyje nėra toks populiarus, kaip pavyzdžiui krepšinis. Kiekvieną kartą tavęs paklausiau, kas čia per sportas, tai netgi ir įdomu dar kartą visiems pasakyti, kad yra toks žaidimas ir aš jam atstovauju. Lietuvoje lėkščiasvaidžio komandos suburtos Vilniuje, Kaune, Zarasuose ir Kėdainiuose rengiami ir čempionatai, į kuriuos atvažiuoja lėkščiasvaidininkų iš Latvijos, Estijos, Rusijos. Lietuvos rinktinė 2004 metais dalyvavo pasaulio čempionate Suomijoje ir tarp 18 komandų buvo 15, tačiau į tarptautinius turnyrus lietuviai išvyksta retai, nes trūksta pinigų. 2012 metais bus svarstoma, ar lėkščiasvaidis galėtų tapti olimpinė sporto šaka. Reporterė Eglė Šilinskaitė, Vilnius.